Agresorius, okupantas ir kiti epitetai skrieja iš mūsų kaimynės Rusijos atžvilgiu. Apie nesenai vykusius rinkimus į Rusijos dūmą ir kokią politiką vykdysime patys savo kaimynės atžvilgiu mes ir kalbėsime laidoje su Lietuvos liaudies partijos pirmininkė profesorė Kazimiera Prunskienė bei Rimvydu Jasinavičiumi, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentu. Kokie mūsų kaimynai šiai dienai ir kokia mūsų politika jų atžvilgiu. Sveiki, malonūs žiūrovai. Neseniai įvykę rinkimai į Rusijos dūmą iškėlė klausimų ne tik tai Rusijos piliečiams, bet ir mums gyvenantiems Lietuvoje. Kas įvyko iš tikrųjų Rusijoje, kaip mes turėtume reaguoti į tuos pokyčius, kurie tenai gali įvykti ir kokią politiką mes turėtume vykdyti kaimyninės Rusijos atžvilgiu. Ar patys esame apsisprendę, ar patys žinome. Apie tai pasikalbėkime mūsų laidoje su Lietuvos liaudies partijos pirmininkė bei pirmąją nepriklausomos Lietuvos premjere profesorė Kazimiera Prunskienė, laba diena, bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentu Mykolo Riomerio universiteto profesoriumi Rimvydu Jasinavičiumi. Laba diena. Laba diena. Na ir profesorė, kas įvyko Rusijoje, tai mes žinome statistiką, skaitėme, tačiau kaip Lietuvoje mes turėtume šitos dalykus vertinti ir kokia mūsų valstybinė politika turėtų būti Rusijos atžvilgiu? Iš tikrųjų, šiandien ir ypatingai šią savaitę tai vienas iš klausimų, kurie aktyviai yra diskutuojami spaudoj. Aš irgi esu pasisakiusi šią temą. Iš tikrųjų, mums labai svarbu, kad Rusija būtų stabili, taikinga ir kad mes galėtume efektyviai bendradarbiauti, naudingai, žinoma, visada kalbam apie abipusį naudingumą, mes pirmiausia, žinoma, galvojam apie naudingumą Lietuvai. Ir praktiškai šitie rinkimai politinės situacijos Rusijoje beveik nepakeitė. Taip kaip ir buvo porą kadencijų, taip ir dabar susiformavusi dauguma vieningos Rusijos, Jedina Rusija, suskaičiavus balsus, galutinis rezultatas, manau, kad jis jau šiom dienom patvirtinamas, 238 mandatai iš 450, tai yra daugiau nei pusė. Ir žinoma, jie gali patys vieni valdyti šalį. Tačiau turbūt bent jau spravedlyva Rusija, tai yra teisinga Rusija, greičiausiai galės būti partnerė. Bet Lietuvoje, žinoma, pasigirdo balsų, kurie smerkė. Aišku, jeigu buvo kokie tai rinkimų pažeidimai, tai turbūt kiekvienas iš mūsų pasakys, kad negerai, ar jie Lietuvoje vyksta, ar kaimininėse šalyse. Tačiau pats rezultatas, be abejo, jisai Lietuvai, manyčiau, yra palankus. Nes kokia yra alternatyva? Kitos dvi partijos, antroji, trečioji, tai komunistų partija Džiuganovo vadovaujama ir Žirinovskio vadovaujama liberaldemokratų partija. Tai jeigu tos partijos būtų sugebėjusios gauti bent pusę kartų paėmus ir suformuoti vyriausybę, tai už stabilumą Rusijoje ir stabilumą santykių su Baltijos regionu, su Europos Sąjunga vargu ar galėčiau šiandien tvirtai kalbėti. Mes pažįstam, jūs ir aš pažįstu visą eilę lyderių, kurie šiandien vadovauja ir Rusijos institucijom ir pačiai partijai. Na, tai yra pasaulyje pakankamą politinį svorį turintys asmenys, gan kompetitingi dalykinė prasme, ar kalbėtų apie ekonomiką, ar apie socialinę, kitokią problematiką. Ir manau, kad sugeba šaliai valdyti, užtikrinti stabilumą, na ir, sakykime, didesnį ar mažesnį augimą, juk iš tikrųjų Rusija krizę išgyveno pakankamai nesunkiai, lyginant su kai kuriom kitom šalim. Yra gan racionali jų tolesnio Rusijos augimo programa, kuri akcentuoja būtent tos dalykus, kurie, na, kaip mes kaip ekonomistai galėtum iš šalies
ir rekomenduoti. Tai yra perėjimą nuo žaliavinės ekonomikos į augančią perdirbimo pramonę, kad didesnės vertės galutinį produktą gaminti, kad daugiau taip pat eksportuoti, kad ypatingai akcentuoja socialinės programas ir beje jas taip pat ir įgyvendina. Ir pensininkų atžvilgių, ir daugiavaikių šeimų, ir taip pat jaunimo, mokslo srityje. Ir manau, kad mes turim ne tik, kad neirzliai, nepriekabiai priimti šitą faktą, o tiesiog konstatuoti, kad mes galėsim toliau nuosekliai plėtoti ekonominis pirmiausia ryšius, mokslinius, ekologijos srityje bendradarbiauti su Rusija, nes žinom, kad kokių teisminių sukrėtimų tikriausiai prie šitos valdžios neįvyks. Žinoma, dar laukia prezidento rinkimai kovo 4 dieną. Ir kokie bus jų rezultatai, aišku, galima bandyti spėti, kad greičiausiai bus išrinktas Vladimiras Putinas, tačiau, kas žino, dar yra šiek tiek laiko, tik tai norėtųsi, kad Rusija būtų stabili ir taikinga, o rasti kokiu nors priekaištų visada būtų galima, tik ar mums šitai naudinga, ar mums šito reikia. Profesoriau Jasinavičiau, Lietuvoje mes prisibijome tokio geopolitinio Rusijos mesianizmo. Ir vis dėlto kiek yra svarbus šitas faktorius ir ar ekonominė valstybinė logika santykiuose tarp Lietuvos ir Rusijos gali įsivyrauti? Na, aišku, Rusija ir istorinis, ir geografinis mūsų ilgalaikis kaimynas, su kuriuo vienaip ar kitaip mes istoriškai ir bendravome, ir bendradarbiavome, ir turime įvairiausių, aišku, požiūrių, ir buvome ir dalinai ir nuskriausti, ir dalinai galbūt paremti ir taip toliau. Taip kad mums